Vidurvasarį pasidomėjome, kaip sekasi ūkininkams brandinti derlių. Javapjūtė jau prasidėjo, todėl galima atsargiai pasvajoti, koksgi derlius birės. Kalbėjomės su pietų, šiaurės, vidurio Lietuvos ūkininkais. Visi aplankyti ūkininkai kol kas atsargiai vertino pasėlius, nenorėjo prognozuoti derliaus. Negali žinoti, ką ryt gamta iškrės. Tačiau vienas dalykas juos visus vienyje. Jie padarė viską, kad po žiemos išlikę žemkenčiai būtų išgelbėti ir subrandintų kiek įmanoma geresnį derlių. Petras Kirkevičius ūkininkauja nedidelėme ūkyje Marijampolės rajone. Ne 100 hektarų neturintis ūkis mišrus. Įprastai čia kuliama vidutiniškai 5 tonos iš hektaro. Šitas laukas tai labai prastai, labai retai buvo. Vėlai sėta buvo jisai. Spalio 17 pabaigėm, paskui lijo, žemė buvo sunkiai dirbta. O ką iš rudenio darėt, kokią technologiją taikėt, ko purškėt, tręšėt? Čia buvo augintas vasarinis rapsas. Jau naudojam tokią mergerolį su bakterija. Pernai prieš sėją rapsui, paskui nuėjame derlių. Irgi panaudojam šitiem žieminiam kviečiam. Jis matyt tą viską suaktyvino, kadangi čia labai gerai susikrūmijo pavasarį. Dabar neblogai atrodė, tai pavasarį čia netrodė 3 tonam. O kokį derlių planuojate gauti? Tai 5 turėtų tikrai būti. Tai po žiemos pasėlis buvo suvargęs ir turbūt... Labai retas. Tai tos papildomos priemonės, amalgerolis padėjo? Tikriausiai. Tai kad kituose lauskuose, kur nedaręs, tai prasčiau atrodo, negu kad prašitas. Naudota biologinių preparatų technologija ne tik padėjo atsigauti suvargusiems pasėliams, bet pagreitino ir šiaudų įrimą. Ant ražienos buvo išpurkšta 3,5 litro hektarui amalgerolio ir 1 litras bakterijų. Tik prisėję panaudojai viskas. Tam sezonų užtenka. Su šiauda, kur būna likę ražienos kas nors, tai stipriai paveikia. Po mėnesio jau jaučiasi, matai, kai dirbi žemę. O dirvožėmis kaip pasikeitė? O jaučiasi, žymiai jaučiasi lengviau ir byra, ir puri žemė, ir nėra tokio, kaip sakant, vėlimuose. Tai turbūt ir dirbti ją lengviau? Tai aišku. Ūkyje dirva ir ariama, ir sekliai dirbama, priklauso nuo darbų gausos poreikio. Tame pačiame rajone ūkininkaujantis Vaidotas Trepienaitis šiemet nusiteikęs optimistiškai. Jei derlius bus tiek, kiek tikimasi, tai ir nedidelis 70 hektarų ūkis naudos duos. Prieš keliarius metus Vaidotas pastebėjo, kad kiek betreštų, derlius tik mažėja. Reikėjo ieškoti išeities ir sintetinės trąšas keisti biologinėmis priemonėmis. Pradėjo žemės, kad derliai mažėt, trąšų pili tą patį arba daugiau, derliai mažėt, čia konsultantai pasiūlė ir pabandėm panaudoti. Nežinau, 2 metai naudoju, tai kažkokių vaizdų nesimato taip, kad plika akim, bet bandysim padaryti tyrimus rudenį, kai nuimsim derlių, žiūrėsim. Sliekų tikrai padaugėjo. Anksčiau nelabai rasdavau, dabar jau matos. Žemė kaip ir minkštesnė pasidarė, jau nėra tokia. Aišku, dar reikia gal ir žemės dirbimą viskį modernizuoti. Pavasaris buvo toks išskirtinis, sakykime, šaltas, ilgas labai, vasarą irgi tik dabar pradėjo lepinti. Kaip jūs vertinate šių metų augalininkystės sezoną? Kaip jisai prasidėjo nuo pavasario įmant iki dabar? Prasidėjo tai labai ankstyvai ir netikėtai. Taip anksti niekad, kiek aš ūkininkauju, nebuvo tokio ankstyvų darbų, kad reiktų pradėti. O šiaip, nežinau, derlius turėtų būti geresnis nei kitais metais. Bent pas mane, pas kitus nežinau. O kiek įprastai derlius kulite? Pas mus žemės. Čia tokios lengvos, tai 4 tonos, o pas mus neblogas derlius. Pernai tiek kulite? Pernai nelabai. Pernai vidurkis gal panašiai 3,5-4, kai kurių išėjo. Kėdainiškis Arvydas Šmigelskis šių metų augalininkystės sezoną vertina atsargiai. Tiksliai laikydamasis technologijų, jis užaugina gerą derlių, tačiau nuolat analizuodamas rinką, apie šių metų perspektyvą atsiliepia nelabai optimistiškai. O kaip apskritai vertinate šių metų augalininkystės sezoną? Koks jisai buvo ūkininkams? Aš manau, tikrai buvo vienas toks gan
iš sunkesnių, nes kadangi tikrai daug kultūrų buvo ir atsiejama ir mums patiems netgi teko iš pavasarinių šalnų atsėti ir 50 hektarų vasarinio rapso, na tikrai nuotaikos nėra taip labai jau tokios pakilios, nes kadangi ir tos kainos dabar yra kritusios tiek rapso, tiek grūdų, ateityje ir cukriniai šiek tiek žada kainas ir kainų pokyčius. Joniškio rajonas šiauriausias iš mūsų aplankytų. Romualdas Kristinas ūkininkauja sunkaus molingo dirvožemio areale. Ūkis nedidelis – 120 hektarų. Todėl ūkininkas stengiasi gerai įdirbti žemę, prižiūrėti pasėlius, užauginti gausesnį derlių. Tačiau kasmet darėsi vis sunkiau įveikti molį. Pasak Romualdo, kai kur net sėti negalėjo. Dideli molio luitai stovėjo ir nieko nepadarysi. Molingų dirvų struktūros, kad jos suirtų geriau, ariant. Ir pradėjom ieškoti kažkokių būdų. Pasiskaitę literatūros, kažką radom. Almagerolis pradėjo gerinti dirvos struktūrą akivaizdžiai. Pavyzdžiui, ariant traktorium, jis pradėjo jau birti į tokią struktūrą, kad įmanoma būtų ją įveikti normaliais padargais. O tai iki tol negalėdavote įveikti? Iki tol būdavo problemų. Jeigu šlapia, tai nebeįvažiuosi, dirva supuola ir padargais, kokius turiu, nebegalėdavau jo įveikti. Dar minėjote, kad buvo tokių užmirkusių laukų. Ar juose pasikeitė situacija? Panaudojus almagerolį per paskutinius 2 metus iš lauko dingo visas užtvindytas plotas, kuris būdavo kiekvieną metą. Šiaip truputėlį pavasarį, aišku, iš polyčio subėga ten tas vanduo, bet tai jis išėjus pašarui dingsta. Pernai ir šiemet visas dirvas, naudodami dar plius azofitą kartu, kad nereikėtų dėti karbamido. Biologinius preparatus Romualdas Kristinas pradėjo naudoti prieš 5 metus. Kasmet vis daugiau laukų jais nupurkšdamas. Dabar juos naudoja visame ūkyje. Kokio pavasario sulaukit ir kaip vystėsi viskas jūsų pasėliai iki šios dienos? Pavasaris tai visiems, man atrodo, buvo liūdnas pradžiai, bet jau įpusėjus atšilus orams pasirodė, kad žieminiai kviečiai, kurie laiku buvo pasėti, visi išgyveno, o kurie buvo pasėti, kaip sakant, jau sėjos terminams pasibaigus, jie ir nežuvo, bet retumas buvo akivaizdus irgi. Aišku, čia ne nuo šalnų, kaip pasirodė. Ar bandėt kažko gaivinti tos pasėlius, kažką daryti? Visus gaivinom, bet jau retas kaip yra, jau labai jau nepadarysi ten stebuklo. Bet svarbiausia, kad jie išgyveno, atsėti nereikėjo. O dabar, žiūrėdamas į savo pasėlius, į kviečius, į miežius alyklinius, gal ir apsus turbūt dar, ką jūs dabar mastote jau artėjant javapjūtį tam derliaus nuėmimui? Mąstom, kad rudenį sėjamėm žieminiams, naudosim toliau, kad žiemą gal ištvers, nes ant to yra tas polinkis kažkaip tai, kad tie vaistai vadinami, tie biologiniai, jie daro savo įtaką. Na, o kada į jūsų ūkį javapjūtė ateis? Nutuokėte jau? Rugpjūčio pradžioj, Liepos pabaigoj, taip tikimės. Didelio derliaus Romualdas Kristinas nesitikė, tačiau salyklinių miežių laukas jį džiugina. Sakė, kiek ūkininkauja, tokio įspūdingo dydžio varpos nebuvo užaugusios. 6 metai panašią technologiją ūkyje naudoja Radviliškio rajono ūkininkas Vytas Masiliūnas. Iš pradžių naudojau vieną azofitą, kai buvo mažiau šiaudų, jeigu ten derlius mažesnis arba šiaudai trumpesni, tai užtekdavo. Kažkaip tos šiaudus pavykdavo sunaikinti. Naudodam dar ten azotinių trąšų, karbamidą arba salietros. Bet pradėjo pats dirvožemis toks sunkiai džiūsta, sunkiau dirbti.
Paskui pasiūlė amalgerolį kartu naudoti. Dabar kai kuriuos laukuos jau yra 6 metai naudojami, kai kuriuos laukuos dar tik tai 3 metai. Bet tai skirtumas yra didžiulis, kadangi, sakykime, po derliaus nuėmimo palieka didelės vėžės, sunki technika viskas. Ir išpurškus amalgerolio 2-3 litrus atitinkamai kiek šiaudų yra pagal derlių. Azofitą, kartu aišku, glifosatus naudoju, kadangi tuo pačiu važiavimu. Tai jau pavasarį, ypač kurie būna laukai, sakykime, neskusti, kadangi aš beriminę sistemą naudoju jau 5 metai. Plūgo visai neturiu. Tai tas laukas pavasarį būna lygus, nesimato, kur tos vėžės išvažinėta, pakyla. Šiaudai, jeigu pavasaris skūtant dar kartą, tai subyra, juoda žemė palieka. Vertindamas šių metų augalininkystės sezoną, Vytas Masiliūnas vienareikšmiškai sakė, prastesnis nei pernai. Jeigu lyginti, sakykime, su praėjusiais arba užpraeitais metais, tai metai prastesni. Kadangi ir atsėt reikėjo, ir išretėjo pasėliai, daugiau reikėjo naudoti visokių kitų priemonių, sakykime, kad atsigautų amino rūgščių, ten terasorbą naudojam, paskui tekaminą naudojam, ten, tuos, kad atsigautų, nes pasėliai išretėję buvo ir trašų, ir trešti, gal ne tiek, kad daugiau, bet važinėti mažesniais kiekiais ir daugiau kartų reikėjo važinėti po lauką, kadangi jie buvo silpni labai tie augalai. Ir šiaip metai, aš skaitau, prastesni negu pernai. Bet nuo pavasario tai buvo prastesni, jūs pagelbėjote įvairiomis priemonėmis, o dabar žiūrėdami į laukus, kaip juos vertintumėte? Kai sako, viščiukus skaičiuoja rudenį, kai bus derlius parduotas arba ruodė, tada galėsiu pasakyti tiksliai. Dabar, pasižiūrėti gražu, bet ne visai, ne visko patenkintas, aišku, pats klaidų daug padarai. Bet, žodžiu, padarėte viską, kad tą maksimaliai gautumėte iš to, kas liko po žiemos? Taip. Kas liko, tai padaryta maksimaliai, įdėta daug, o rezultatų tuoj sulauksim. Rezultatas jau byra į aruodus, kur gausiau, kur silpniau. Prognozuojama, kad šiemet Lietuvos ūkininkai prikuls 10-15% mažiau grūdų nei pernai.